kabėjusi senelių pirkėje prie lovos, ėmė 12 apaštalų, valgančių paskutinę vakarienę. Tai 12 dievų graikų religijoje, simbolizuojančių tobulybę ir dievybę. O man jis primena 12 zodiako ženklų, įprasminančių žmonių likimus, tikėjimą ir viltį. 12 tai nesustojantis laiko ratas, kuriame mes skubame nuo ryto iki vakaro. Tai 12 mėnesių, kurie skaičiuoja mūsų gyvenimą. Nuo jų priklauso, ar mes nuo išsiskleidusio žiedo gersime gaivią ryto rasą, ar braidysime po tylų klevų žarom liepsnojantį mišką, ar kaip didžiausią atgailą trauksime į save tik ką iškritusio sniego kvapą, ar vėl tiesime ranką į pirmą išlaitę mėlynuojantį žiedą. 12 dievų, 12 apaštalų, 12 mėnesių. O kodėl niekas neprisimena, ką šis skaičius reiškia abiturientų gyvenime? Juk 12 metų visi keliai ir takeliai turėjo vieną prasmę. Visos mintis ir darbai turėjo vieną viltį. 12 metų skubėta prie neišsenkančios versmės pasiekti tikėjimo, žinojimo, gerumo. 12 metų klausytasi mokyklinio skambučio aidėjimo, kuris gal ir prižadino jūsų širdis, toks beveik negirdimas ir įprastas, kaip kasdieninės duonos riekė ar gaivus vandens gurkšnis. Ar tai reiškia, kad atėjo laikas skilti? Jurgita, ko nutilai? Gal užmiršai žodžius? Man paprasčiausiai liūdna. Tai ko tu liūdi? Aš nenoriu būti 12-okė. Aš nenoriu išeiti iš mokyklos. Aš noriu čia pasilikti. Ar tai reiškia, kad tikrai atėjo laikas skilti? Taip, jūs beveik išeina. Ištirp dainas skambučio neramiai. Tik pasakyk, kokį kraitį išsinešat duris užverdami. Žinias? Gal ryžtą dydį? O gal geriau gal nespėliot? Dar 100 dienų, 100 akimirkų ir 100 draugų tau padės keliauti per laikrodžio dūžius. Nebus. Todėl oficialiai įgalioju pradėti liūdnai graudulingos dalies pabaigtuves. Į pagalbą norėčiau pasikviesti mūsų mokyklos gerbiamą direktorę Elvyrą Persnienę ir pavaduotojas Vida Kumpienė ir Aldona Miškienė. Prašom. Skelbiame realybės šou 100-dienis atidarymas. Prašyčiau gerbiamą direktorę perkelti juostą. Tai figūriškai ar kaip? Nu ir žirklės. Ačiū specialiai, kad nekirčiau. Aš geriau ką? Ne, nu specialiai. Yra kokių darbukų pas mus, ar ne? Aš galvoju, figūriškai žvaigždutėm iškarpysiu, va. Va, beveik išeina. Negi.
Taip, realybėje esame visą gyvenimą. Tad ką mums reiškia pajusti šimtadienio skonį ir visus jo prieskonius? Taigi, prašom, atsės. taigi skelbiu realybės šou tikslus. Nenorėti nieko įskaudinti, Palaikyti gerą nuotaiką. įgyvendinti jūsų abiturientai realias ir nerealias svajones. Maloniai stebinti, o gal ir gąsdinti. Pasitelkus įmanomą techniką, jūs nukelti ten, kur dar nebuvote, o gal ir nebūsite. Šimtadienio svečiai. Gerbiami, mylimi, juokingi, žavūs paršai, tai yra 12. Dukart daugiau gerbiami mokytojai. Mūsų mokyklos labai mylima direktorė Elvyra Telksnienė, nemažiau mylimas pavaduotojas Vida Kumpienė ir Aldona Mištienė. Pas mus svečiuojasi neįkainojamas svečias, Visagino miesto meras. Nėra. Išdūrė mus, na tai čia nėra. Šventės šeimininkai 50 realiai humaniškų vienuoliktokų. Nereali šimtadienio staigmena. Tai yra 12 žodis. Dėmesio. Abiturientai nuo šių mokslo metų, norintys pasisakyti, turės šitą žodį išsipirkti pas 11-tokus. Įsipirkimo forma laisva. Alus, pinigai, maistas ir taip toliau. Gerbiami ponai ir ponios, panelės ir panaičiai, realybės šou šimtadienis. Go!
Vyčka šoka, eina savo. Nu geras, reiks pakabinti. Baig tu čia lapiny, geriau galvo, kaip ir iš kur daugiau babkių gauti. O, žiūrėk, aš tokie mažai atvarą nutrešį daugiau. Ei, bachūrai, mūs nemokamai. Ką tu čia nusišnei? Ko čia šokinėjat mažai? O tu nors žinai, kas aš toks? Gali, prisimeni, kaip mano tėvas po Šulio skiemą su tačka važinėjo, a? Kaip trinko lokumo. Ką, draugo meškai nebeveik? Per daug tarsus, a? Ha, daug tokių šustriakų čia buvo. Tai kasgi tu snarglio esi? Aš snarbatiniais jaunesnysis. Taip ir sakytum, tai žiūriu lyg ir pažįstamas civikas, tik kažko su gėlytėm. O koks tavo reikalas, tas mano civikas? Ai, karočiai, nesiparink, duok praeiti. Ei, ko tavo akis blizga, papūs. Ne velnio aš tau nepūsiu, tik pabandyk neįvesti. Ha, tai pavaduotoją pakviesim ir baigsis jūsų juokai. Bet viskas, a. Įlės nemokamai supakos tave. Kas čia darosi po velnių? Turi problemų vaikučiai. Jo, turim. Karolį, jie sako, yra 24 laidos abiturientų vaikai. Gal įleidžiam? Prisimenu tą laidą, oi prisimenu. Tai kas čia tokie? Čia Lašėjo Arbačiausko sūnus. Čia moksliukės Inos dukra, o čia Nento Vilimantas sūnelis. Kviečiame Tadą Arbačiauską, Iną Kiričių ir Vilimantą Svikščių pasiimti savo vaikus. Kaip ne, tai kas tau yra? Nu taip man atsiega, šis nusibodo. Geras, aš vaikystėj su tokiu pat. Sveiki, ar gerai jaučiatės? Kaip nuotaikėlė? Remiantis Baltic News agentūros duomenimis pavyko sužinoti daug pikantiškų dalykėlių apie dvyliktokus. Pavyzdžiui, kad abiturientai daugiausia laiko praleidžia prie TV, tai yra televizoriaus. Remdamiais tais pačiais duomenimis sužinojame, kad jų mėgstamiausia laida yra sveikinimų pageidavimų koncertas. Jie, tie patys dvyliktokai, į gyvenimą veržiasi su šūkiu sveikinkite ir būsite pasveikinti. Kviečiu diktorę Juliją Kybartinę. Labas vakaras, brangieji svečiai, mėly paršai, dvyliktokai.
kadangi sveikinimų ir pageidavimų koncertas yra pati mėgstamiausia jūsų laida, tai aš, Julija Kybartienė, per daug nedelsdama ir pradėsiu ją. Pirmiausia, abiturientai nori pasveikinti patys save už tai, kad jie čia buvo, yra ir bus dar mažiausiai 100 dienų. Savaime suprantama, jie negali pamiršti ir kitų, jau spėjusių tapti brangiais žmonių. Todėl siunčia linkėjimus mokyklos kiemsargiui ir nori palinkėti jam sveikatos, meilės ir pinigų. Visam techniniam personalui gerai būtų padėkoti už šlapias grindis ir nuleistą vandenį tualete. Gerbiamai, dvigubai, virbulinčiai poniai Monikai, karščiausius žodžius abiturientai taria už kruopštų duomenų bazės rinkimą ir žaibišką peradresavimą mokyklos direktoriai. Dvyliktokui realai siunčia kuo geriausius linkėjimus 11-okams realams, o kad tie bjaurybės kuo greičiau nusimokytų. Karščiausi sveikinimai be abejonės tariami mokytojams, kurie juos stebina ir patys vis dar tiki stebuklais valstybinių egzaminų metu. Pasirašo Verdenės vidurinės mokyklos 24 abiturientų laida. Jų giminės, artimieji, draugai, draugų draugai ir priešai. Sveikinkit ir būsit pasveikinti. Ponai ir ponios, panelės ir ponaičiai, jūsų pageidavimu jums groja ir dainuoja sopranų berniukai ir mergaitės. Paklausykite. Verdenės mokyklos, matosi stok, vėliava kainuojanti šimtus tavaluoja, abiturientų šūdai vėl pamoką vėluoja, o šitie bairiai be galo nervuoja, valgykloje jų laukia ypatingas komfortas, nėr kur atsisėsti, štai koks mūsų diskomfortas. Diskomfortas? Dvyliktokų šūliai tokia šustra, gal šiandien per šūksą aplankysime. Varo jie pasielgo valgyklą, nusivylė, konkrečiai paučia, dainavo prieš vėl. Savo kalbomis visus pakėlė, 8 ryto, pusantras skirta, štai blaivas rokas į balą nupirka, kol jau užmiga mūsų mero dukra, bet bukinė netyli, nes ji labai gera, gera.
puikus iš pilkos masės pertraukų metu. Ką apie jo žinom ir ko ne. Galų gale, kas jūs auklė, globoja, reikalui esant ašarų nušluosto ar dar ką nors. Dar klausimas bus? Aš manau, mokytojas Jūra Kukinienė ir Auksė Baušytė padės atsakyti į visus klausimus. Kviečiame jas. Gal šiandien kokia šventė? Didelė šventė, gal net ir paaiškinti kokia. Galima? Atsinešiau iš įsavo. Gerai. Panagrinėkime žodį šimtadienis, ką jis sako, ką jis lemia, pasižiūrėję didžiau į garsus. Ar girdėjote, abiturientai, kaip šnypščia ir rankosi mūsų dienos? Šios priebalsius mes matome, lyg pušys už lango. T ir D priebalsės artina link mūsų didžius išbandymus, kurie gąsdina, neramina, nervina, primena, jog grėsia, kažkas grėsia. Tai lyg griaustinio dundėjimas, giedrame šiandieninėme žiemiškame danguje. Jie susišaukia su S priebalsė gale žodžio. Dar daug laiko, 100 dienų, dar ir čieto ir mes atliksime darbus, o jei ir neatliksime, šaukia balsė, lyg ir artėja, praeis, viskas praeina. Imsiu ir nusirašysiu, gal pavyks, imsiu ir bandysiu, gal neišvarys, ha, neapsimokiau ir išlaikiau, gerai gavau, ir ką jūs man, klykia į. Memorando. Atsipalaiduokit, gerbiamas mokytojas. Teisumas dar tik prieš akis. Ar esat tamsus krikštytas? Be abejo. Kelis kartus. Tai ko tada bijot? Antrą kartą nekrikštis. O ką tada darysi? Pasibaigus šimtadienį, kiekvienas mokyklos mažis turės jūs pažinti net ir už 1000 žingsnelių. Ne tik jūs, bet ir visų 12. Todėl mūsų dizaineriai pasistengė nuo dušės ir vilčių mūsų tikimės nepils. Dėmesio. 2 auklėtas papuoš ir aprengs šie abiturientai. Kviečiu. Eglė Rušinskaitė. Marių Vaitkevičius. Dainių Dutkaitė. Ir Lidija Mamontovaitė. Prašom, laikas eina. Apsirengėm, pasipuošėm, ačiū, auklėtiniai padėjo, pavaikščioti ir mokom. Parodykit, kaip koridoriais eiti. Mūsų darbai jūsų žingsniai. Argi čia į senėlę? Dėmesio. Skelbiama ir rodoma išskirtinė abiturientų topinė eisena 2002-2003 mokslo metams.
gal norėtume pabandyti šitą įkelėlį? Nelabai išeis, jeigu vaikai mokinam. Na tiek to, mes jūsų nebekankinsime. Štai topinė jūsų eisena į valgyklą, į mokytojų kambarį, į tualetą. Piktai taip arba šliaužia. Dabar po visų bandymų ir išbandymų norėtumėm įteikti jums pusę testučius. Visagino Verdenės vidurinės mokyklos 12 R klasės auklėtė Bušytė buvo daugelį metų slenksčio mokytojas. Direktorės kilimėlę pripėję, ar šiaip puikiai savo auklėtinį užtarėjo. Per tuos metus daug privargo, prisikamavo, leisgyvė, bet vis dėlto sveika iki šių dienų išliko. Savo auklėtinis globodama puikiai išsisavino šias disciplinas. Pirmoji. Špero ir Zagatovkių fiksavimas 10. Antroji. Moralų skaitymo menas 3. Trečioji. Atsparumas moksleivių terorizavimui 8. Ketvirtoji. Nusiplovusi iš pamokų gaudymo teorija ir praktika 10. Penktoji. Šnapsuotilininkų diagnozavimas 9. Šiuo daug kartų klastotų, bet vis dar patikimų dokumentų pažymima, kad Visagino Verdenės vidurinės mokyklos 12-okas 11,5 metų glušintas, bet nepraglušintas, pedagogų plano graužtas, administracijos mafijos smaugtas, bet nepasmaugtas, mokyklos valgykloje varintas, bet nenumarintas, savo tuščią, bet nesukirmijusią galvą išsaugęs, leistis, bet sveikas iki šių dienų išlikęs. Per visą laiką nuėjo ilgą kelią. Nuo kinkas drebinančio pirmokėlio iki kieto abituriento. Per tuos 11,5 metų įsisavino šias disciplinas. Pirmoji. Šperų ir Zagatovkių projektavimas, naujų technologijų įsisavinimas 10. Antroji. Nusiplojimo teorija ir praktika 10. Trečioji. Atsparumas mokytojų moralams 8. Ketvirtoji. Mokytojų nervinių ląstelių naikinimas 10. Penktoji. Fliutologijos ir šnapsologijos pagrindai 10. Pasirašo komisijos pirmininkas Derinukas. Lygiai tokį patį pusę testatį norim įteikti ir mokytojai Jūrai Pukenienį. Prašom.